Šįkart kviečiu tave pasinerti į pasakų šalį, kuris slypi tavo viduje. Atsigulk patogiai, užmerk akis, keletą kartų giliai įkvėpk ir iškvėpk. Pajaus, kaip oras maloniai pripildo visą tavo kūną. Jis atsipalaiduoja, tampa laisvas. Visos liūdnos mintys ir rūpesčiai nutolsta. Ar žinai, kad kiekvieno iš mūsų sieloje, pasakų šalyje, kurioje gyvena tavo mintis ir jausmai, vyksta stebuklai. Šios pasakiškos šalies gilumoje tyvuliuoja nuostabus sodas, kuriame daug medžių, daug krūmų ir įvairių žolelių. Tačiau svarbiausias dalykas, apie kurį šiandien noriu tau papasakoti, yra tai, kad šio tavo sodo gilumoje auga nuostabiausias medis. Tai stebuklingas medis. Jo daigai išdygo tau gimus. Jis auga ir stiprėja kartu su tavimi. O visa šio medžio magija yra jo lapuose. Kiekvienas šio medžio lapas yra geras tavo atliktas darbas. Kiekvienas ištartas geras žodis ir kiekviena šviesi mintis. Geras poelgis yra tas, kuris palieka džiaugsmą kito žmogaus sieloje. Visos geros mintis ir veiksmai išauga į gražius, ryškius ir sultingus šio medžio lapus. Jei kažkam pasakai gerą žodį, ką nors nudžiugini ar ką nors pagiri, tada už kiekvieną žodį užaugs vienas lapas. Bet būna, kad nuo šio medžio lapai ima kristi. Kai žmogus sako ar daro tai, kas kenkia kitiems žmonėms ar aplinkai, nuo jo stebuklingo medžio pradeda kristi lapai. Būna, kad žmogus kenkia net pats savo. Ir už kiekvieną grubų, piktą žodį, skirtą savo ar kitam, nukrenta 10 lapų. Už kiekvieną blogą poelgį, sukėlusi kam nors fizinį ar dvasinį skausmą, irgi nukrenta 10 lapų. Tai yra todėl, kad žmogus atsimintų, jog kenkdamas kitam, jis palieka tokias gilias žaizdas kito žmogaus sieloje. Ir kad joms užgydyti reikia labai daug laiko. Net ir 10 gerų žodžių nebepakaks, kad pašalintų vieno pikto žodžio padarytą žalą. Ir kai žmogus padaro labai daug žalingų veiksmų,
šiam medžiui ateina ruduo. Nukrenta lapai ir medis stovi plikas. Kartu su šiuo svarbiausiu medžiu nublanksta ir visas žmogaus sielos sodas. Sode nuo visų medžių ir krūmų krenta lapai, o į sielos sodą ateina niūrumas ir tamsa. Pasidaro tuščia ir šalta. Ir mums taip ima trūkti žydinčio ir gražaus sodo savo viduje. Pasiilgstame jo, nes nepatinka jausti šią tuštumą. Bet kai tik žmogus vėl pradeda kalbėti ir daryti gerus darbus, nekenkti kitiems, tada į jo medį vėl ateina pavasaris ir pradeda augti žali lapai. Pavasaris sugrįžta ir į visą sodą. Visi medžiai vėl žydi, viskas atsistoja į savo vietas. Sielos sodas grįžta į harmoniją ir pusiausvyrą, o tave lydi džiaugsmas ir laimė. Tai gėrio medis. Ir žvelgiant į jį, galima suprasti, kas vyksta to žmogaus sieloje, kaip jis gyvena ir kokius veiksmus atlieka žemėje. Be gėrio medžio siela užmiega ir ateina žiema. Ir tik gėris gali sušildyti sielą ir gėrio medį. Dabar gali jau atsimerkti. Tu jau žinai apie savo gėrio medį ir kaip jau pasirūpinti. Kasdien jį tręšk geru žodžiu ir laistyk begaline meile.